Darbotvarkėje pagrindiniai yra 8 klausimai ir skubos tvarka 4 dalyvauja 18 tarybos narių. Mantai, jūs kaip visada skaičiuojate, gerbiamas Darius, jūs turite lentelę, tai siūlau balsuoti už pagrindinę posėdžio darbotvarkę. Kas už? 18 už ir 4 papildomi klausimai. Kas už? Sulaikė nėra, 18 už. Dėkuoju ir pirmasis klausimas. Dėl viešojo konkurso viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo vykdytojo pareigoms užimti organizavimo ir viešojo konkurso nuostatų patvirtinimo. Vedėja Dalia Maleckaitė. Teikiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl viešojo konkurso viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo vykdytojo pareigoms užimti organizavimo. Ir siūloma įskelbti ir organizuoti konkursą. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau. Tai yra tikimybė, kad iš tikrųjų prieš tai buvusi gydytoja atleista neteisėtai. Jinai, aišku, paduos kreipimas į teismą ir aš siūlyčiau vis dėlto šitą sprendimą atidėti, kol bus teismo sprendimas. Nes mes, sakykime, patvirtinę šitą tarybos sprendimą ir priėmę naują gydytoją, greičiausiai praloštumėm dalį pinigų iš mūsų mokesčių mokėtojų. Tai siūlyčiau atidėti šitą sprendimą. Dėkuoju su alternatyvų balsavimu. Dėkuoju tarybos nariui išreikštą nuomonę. Jokio skundo, iš jokio teismų mes nesame gavę ir nematėme nieko skųsta. Tai jeigu daugiau klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Vienas. Kas prieš? 5. Susilaikė? Vienas. 12 už, prieš 5, vienam susilaikius sprendimas priimtas. Dėkuoju, noriu dar patikslinti, kad tarybos posėdėje nedalyvauja Kęstutis Vakarinis, Rytas Šimonėnas. Ir Remigijus Bonikatas. Antrasis sprendimas dėl priemokos skyrimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Elona Pičiukaitė. Teikiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl priemokos skyrimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Elona Pičiukaitė ir siūloma skirti 15 procentų priedaras pagrindinės algos dydžio schemai. Tarybos nariai, turite klausimų? Prašau. Tarybos sprendime buvo nurodyta, kad Elona Pičiukaitė gaus papildomai 15 procentų
už darbą, kurį atliks darbo metu, tai gal galėtų įvardinti, kas tai per darbas, papildomas darbas. Pati administracijos direktorius pavaduotoja gal nežino, kokį darbą atliks papildomą. Tai aš galėčiau pasakyti, ką paskyrų pavaduotojai. Tai aš klausiu, pavaduotojas, papildomą darbą. Kokį papildomą darbą? Aš klausiau administracijos direktorius pavaduotojas, jinai matau čia sėdė, tai gal gali sakyti, kokį darbą papildomai Tai administracijos direktorius, gerbiamas tarybos nariai yra atsakysnės administracijos direktorius skirs toks darbas. Greičiausiai nežino pati Telona. Ar žino, tai gal gali pasakyti? Tai kodėl jūs negalite to žinoti? Kas čia per diskusijas dabar vyksta? Aš prašau administracijos direktorį atsakyti klausimą tarybos nariai. Taip, yra pasikeitusių įstatymų ir dar nauji projektai įstatymų. Čia pavaduotojai yra priskirta funkcija prižiūrėti atliekų visą sistemą ir šitą darbą turi dirbti. Dėkuoju administracijos direktoriai, tarybos nariai, ar dar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? 7. 11 už, 7 susilaikė, sprendimas priimtas. Trečiasis klausimas dėl Šventos savivaldybės tarybos 2016 metų sausio 28 dienos sprendimo numeris 18 dėl Širvintų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo dalinio pažymėjimo. Yra parengtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo savivaldybės taryba nusprendžia iš dalies pakeisti minimo sprendimo pirmą punktą. Vietoje žodžių Marija Milanė Jakimavičienė, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos narė, įrašyti Stanislava Maslinskienė, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos narė. Ačiū. Tarybos nariai, ar bus klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 7. Prieš susilaikė nėra, sprendimas priimtas 18 už. Ketvirtasis dėl Širvintų rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo. Prašau. Ričardas Budinas. Teikiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Širvintų rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo. Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti Širvintų rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisykles ir antro punkto pripažinti nekelti. Kelias Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 metų vasario 27 dienos sprendimą 1.9 dėl Širvintų rajono aplinkos tvarkymo higienos ir sanitarijos taisyklių patvirtinimo. Dėkojam gerbiamam Ričardui. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Prašau. Taip. 11.1 punktas teigia taip. Pritvirtinti prie visų pastatų fasado namo numerį, o prie gatvių sankryžmės gatvių pavadinimų lentelės. Gatvių pavadinimų lentelės užsako ir organizuoja jų pritvirtinimą Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius, o numerius, vėliavų kvotų laikiklius įsigyja ir tvirtina pastato savininkai. Tad klausimas būtų su šiuo susijęs tai, kad seniūnijos visada ne tik pavadinimus, bet ir duodavo standartinius numerius, kurie turbūt atitinka tam tikrus teisės aktus. Ar šitoje vietoje mes laisvanoriškai norim, kaip norim, kokius norim kabinam numerius, ar vis dėlto mes jau nebesuteiksim galimybės nemokamai žmonėms suteikti numerius pastatams. Kiek ir parašyta šitas taisyklėse, tai kiek seniūnijos turi priskirtas jiems funkcijas, ką jos turi daryti su gatvių pavadinimais ir kad jie tai stato ir jie organizuoja pastatymą ir numeris, o pirkimą ir įsigijimus ir organizuoja turto skyrius. Prašau, tarybos narys, antrasis klausimas. Dabar atliekų tvarkymo reikalavimas, 14 punktas. Taip, pacituosiu šiek tiek apie atliekas. Tai viso neskaitysiu, tik tai paskaitysiu tokį turinį. Prašau, jeigu galima konkrečiai klausimą. Jeigu apie atliekas, tai čia yra direktorius pavaduotojas. Čia yra tvirtinama pristato aš klausimą. Klausom jūsų klausimą.
Taip, statybinės atliekos turi būti nedelsiant sutvarkomas ir išvežamas ne vėčiau kaip vieną kartą per 10 dienų. Baigus darbus teritorija turi būti nedelsiant sutvarkoma. Tai yra galioja tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui susijusia su statant ar remontuojant namus. Dabar įsitraukiau 2014 metų šio įstatymo pataisas ir jame aiškiai rašoma 8 punkte. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomas statybvietėje ne ilgiau kaip 1 metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal atliekų tvarkymo taisyklės, nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Tai prieštarauja, Neilgiau kaip yra. Tarybos narys, manau, kad turėdamas statybinio organizacijų iškils nepatogumų, nepergyvenimu. Prašau, ar dar turite klausimų, tarybos narys, šalis po klausimų? Tai norėčiau replikuoti į tos pastebėjimus. Pirmas pastebėjimas dėl lentelių, pasiskaitykime teisės aktus. Visos lentelės užrašai yra reglamentuoti, kokio turi būti dydžio ir turi laikytis ir organizacijos, ir privatus asmenys. Tai čia net nėra ko diskutuoti ir jeigu netitinka reikalavimus, vis tiek turėsi pakeisti kiek priklauso pagal įstatymą. O į antrą atveju tai irgi yra pabaiga, ne ilgiau kaip iki pabaigos ir per 10 dienų nuo pabaigos. Čia nemanau jokių prieštaravimų. Kaip sako šitas įstatymas? Iki darbų pabaigos 6 mėnesiai. Ačiū tarybos nariui. Sandėliavimas. Ačiū už repliką. Tarybos nariai palaukti, bet neprofesionalus. Tarybos nariai, jeigu klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 11. Kas prieš? Susilaikė? 2. 16 už, 3 susilaikė, sprendimas priimtas. Ačiū. 5. sprendimas dėl gatvių pavadinimo suteikimo vedėjo, pirmas jau užsilaikė. Šiuo sprendimo projektu ir atsižvelgiant į gyventojų prašymus siūloma suteikti Širvintų rajono savivaldybės Širvintų seniūnijos Mindeikių kaimo gatvės pavadinimą Upės gatvė. Antrų punktų suteikti Širvintų rajono savivaldybės Jaunųjų seniūnijos Vertuškio kaimo gatvė pavadinimas taip pat Upės gatvės. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 7. Kas prieš? Susilaikė 18 už. Sprendimas priimtas. Vakar Deimantė atšventė savo labai gražų gimtadienį. Nuo tarybos narių sveikinimai. Šeštasis sprendimas dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Mes tikimės, kad balsas ne dėl to užtikrimas. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė nėra. 18 už. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Ir 7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas. Tarybos sprendimus siūloma pritarti projekto sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas įgyvendinimui. Įgyvendinant projektą mokėti išlaidas būtina parengė projekto finansuojamos lėšos ir panaikinti, laikyti netekusių galių Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimą. Tai numeris būtų 1.99 dėl pritarimo projektui Širvintų sporto laisvalaikio komplekso statyba. Dėl šito projekto taryba 2015 Liepos 23 dieną yra pritarusi šiam sprendimui ir dabar yra keičiamas pavadinimas. Tik tai
pavadinimas yra, kadangi Vytas Šimonėlis komiteto posėdžio metu buvo uždavęs klausimą, aš jį esu pasiruošusi atsakyti, kad būtent dėl šio komplekso statybos buvusi tarybos narė Elena Darčinė susilaikė, Vidmantas Mateika tada nedalyvavo posėdyje, Kęstutis Pakalnis nedalyvavo posėdyje, Purvaneckas susilaikė, Šimonėlis susilaikė ir Statomaškienė susilaikė. Tarybos nariai. Šimonėlis klausė būtent apie šitos personalės. Tai, prašau, Andrius Silvanas. Aš noriu patikslinti, gal jūs galite patikslinti, kiek yra sporto departamento skirta lėšų šiemet? 250 000. Jau skirta ir Taip. Supratau, o bendra planuojama projekto vertė? Vyksta skaičiavimas. Nu maždaug apytiksliai, tai vis tiek, žinoma. Apytiksliai, man nereikia. Nenorim sakyti apytikslių skaičių tam, kad nebūtų sudarytos prielaidos, o Mateikai tarybos nariai po to linksniuoja, ar padidėjo 100 000 ar pamažėjo. Todėl fantazuoti mes esame Jūs galite pažadėti, kad nelinksniuosi. Prašau, Jonas Purvaneckas kelia. Noriu paklausti, visiems jūs kreipėtės raštu į sporto departamentą dėl finansavimo ir gavote atsakymą. Ar galima susipažinti tarybos nariams su tuo atsakymu, kurį teikia sporto departamentas? Gerbiamas tarybos nariai, šios dienos yra klausimas, keičiasi tik pavadinimas. Šitos klausimus jūs galėjote uždavinėti Liepos 23 dieną, kai buvo sprendžiamas klausimas, ar iš vis toksai objektas šeimintūra nereikalingas. Jūs išreiškite savo nuomonę ir mes žinome jūsų sprendimą. Tai gal klausimą? Kadangi, kaip ir įvardinote, kad aš nedalyvavau tame tarybos posėdėje, aš noriu pasakyti, kad aš pritariu šitam sprendimui ir tikiuosi, kad šitas sprendimas nebus kaip klaida, kaip Vilniuje prie Akropolio stovi tam tikri rėmai sporto komplekso, kuris, vadinkim, nėra įgyvendintas iki galo. Aš man nereikia, kad jūs nedalyvaujate tarybos posėdžiuose ir nebalsavote už šį sprendimą. Prašau, dar svokas.